Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka pakvietė į Civitas klubo susitikimą su istoriku Vytauto Didžiojo universiteto profesoriumi, Lietuvos išeivijos instituto direktoriumi Egidijumi Aleksandravičiumi. Civitas klube viešėjęs istorikas pristatė savo knygą Išblukęs žodynas. Į išblukusį žodyną profesorius sudėjo savo straipsnius, skelbtus Lietuvos internetiniuose portaluose ir žurnaluose. Juose apmąstymai apie demokratinės Lietuvos idėją ir realybę, apie reiškinius būdingus mūsų visuomeniniam, politiniam ir kultūriniam gyvenimui. Tad ir pokalbis su profesoriumi krypo ta pačia vaga, nuo Lietuvos kasdienybės iki jos idealų. Nes didelę dalim aš galėčiau sakyti, kad nepaisant labai trumpo teksto, dalis tų pastebėjimų apie reiškinius, kurie mūsų supa, apie mūsų visuomenės sąmonę, apie mūsų kultūras, biurokratijas, apie išorės, apie globalizacijas ar emigracijas, kokios temas be paimsi, vis tiek man visą laiką knietėdavo bent viena įžvalga, kuri būtų ir mokslinė prasme originali. Tam tikrą dalimi tie rašinėjimai būdavo it kokios idėjos galimiems, rimtiems, dideliems tyrinėjimams. Ir mano galva, ir kas iškirto varnų į akį, ir šitoje Išblukusio žodyno knygoje ten yra nemažai tekstų, kur rimti antropologai, sociologai, istorikai, politologai, teisininkai, teisės kultūros tyrinėtojai galėtų surasti rimtų inspiracijų. Projektus galėtų rašyti, tyrinėti tokias temas. Man tai būdavo pakankamai žavus užsiėmimas, tiesiog atpažinti toje tikrovėje ne tik tai, kas yra neaišku, bet ir kas gali būti padaryta, kad taptų aiškiau. Nuolat galvojant, kad, žinot, permainos, kurias 20 metų mes patyrėm, jos tokiu greičiu sruvo per mus, kad jokia visuomeninė sąmonė nesuspėjo jų atpažinti. Civitas klubo susitikimo metu diskutuota, atrodo, apie visiems žinomus paprastus dalykus, apie kuriuos neretai tarpusavyje pasikalbame. Vėl buvo proga pasitikrinti gyvenimo vertybės, pamastyti, kas ir kodėl mums iš tiesų yra svarbu. Kodėl kažkokie šiurpuliukai paima, kai ištariama žodis saugumas? Turite samprotavimą? Aš neabejoju, kad turite. Kodėl visi pasijunta nesaugiai išgirdę žodį saugumas? Jaunuoliai negali šito žinoti, mes galime. Norit skaitykit Lietuvos žinias ir apie valstybės užvaldymą, pamatysit, ką reiškia žodis saugumas 20 metų po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo. Aš rašau apie žodį draugystė. Ir tai ne viešbutis. Aš rašau apie žodį draugystė, kuris, jeigu paimsit žiniasklaidą ir patyrinėsit konotacijas, ką išduoda, tai draugystė beveik tas pats kaip banditizmas tikriausiai. Nes tas ir tas buvo draugas to ir tai jau yra inkriminavimas. Ir kai aš rašau apie žodį draugystę, aš tada sakau, kad visas Lietuvos atgimimas 19 amžiaus pabaigoje buvo grupės draugų projektas. Keli šimtai žmonių padarė tą stebuklą ir jie visi buvo draugai. Kas nors pas mus pradėtų rašinėti apie interesų konfliktus, nes jie draugai. Žodis draugystė prieš 150 metų dar nebūtų buvęs žodyne, nei naujame, nei išblukusiame Jakšto, Dambrausko laikais. Tai greičiausiai būtų žodis draugystė. Žodis draugystė reiškia tą patį, ką mes šiandien suprantam nuo jaunumės, kad draugai. Bet reiškia tą patį, ką pavadintum šiandien draugija kaip institucija. Tai, kas angliškai skambėtų Volunteer Association. Draugystė darė stebuklus ir gali dar daryti, bet žiūrėkit, kas darosi su mūsų žodžiu. Ar dėl to, kad buvome draugai, kurie ilgą laiką jokie draugai nebuvome, bet visi buvom draugai. Profesorius Egidijus Aleksandravičius akcentavo, jog žmogaus egzistencijos klausimai gerokai didesni negu bet koks mokslas kada nors galės įžengti. Mokslas neveda į jokius aiškumus.
Vienas mokslinis aiškumas iš karto sukuria 10 naujų neaiškumų ir mokslininkui žymiai daugiau neaišku. Tas, kuris sako, aš objektyvus ir žinau viską iki dugno, tai aš jau iškart sakau, kad žinot, aš nesu psichoterapeutas, aš negalėsiu jums pagelbėti. Nes man neaišku, man nėra visiškai aiškių dalykų, man pasaulis yra neaiškus ir aš pats esu neaiškus tame neaiškiame pasaulyje. Nu ir kas? Nu esam neaiškus. Galbūt dėl to dekalogas ir tampa labai svarbiu orientyru. Aš nežinau, kas manęs laukia šokant per laiko griovį į kokią nors ateitį, nes aš nežinau pasaulio ateities ir niekas nežino. Nei finansų rinkų, nei kokios kitos ateities. Į susitikimą su istoriku profesoriumi Egidijumi Aleksandravičiumi atėjo nemažai pasvaliečių. Atvažiavo žmonių ir iš aplinkinių miestelių bei kaimų. Bibliotekos svečiai diskutavo, klausinėjo, svarstė apie pilietinę visuomenę bei šių dienų aktualias problemas. Svečias kalbėjo apie žmogaus išskirtinumą. Pasak jo, žmogaus pranašumas, jeigu jis kažkuo išsiskiria iš kitų. Jeigu tavęs nėra ant žurnalo viršelio, jeigu tavęs nerodo per televizorių, tai bent gali aplenkti ką nors gatvėje ir nerodyti posūkį. Pranašiu. Būt pranašiu tai ne tas pats, kas, sakykime, vakarų pasaulio edukaciniai sistemoje, kokioje nors Amerikoje. Pagrindinis lozungas būtų just be different. Esi skirtingas. Nėra konkurso, kaip mūsų televizoriai užkišti iki idiotizmo, konkursai dainuojančių, šokančių, konkursas. Tu turi laimėti. Just be different. Jeigu tu esi different, skirtingas. Tai kas dabar konkursą daro tarp ledo rutulininko ir krepšininko? Kiekvienas yra savaip savo srities. Geras ar blogesnis atstovas. Taip štai esi skirtingas. Tai tavo vardas ir pavardė yra tavo tvirtovė. Esi tas individas su visom atsakomybėm ir niekas tau negali diktuoti iš viršaus, iš apačios, iš šono, kas tu toks esi. Ir jeigu esi stiprus ir laisvas, koks skirtumas, kad kažkas lekia tenai treningais apsirengęs. Arba sėdėdamas rūkstančiam automobilį, bet jis tada nerodys posūkių ir lenktyniaus būtinai su tuo, kuris jau į brangų įsėdo ir irgi nerodys posūkių, nes jo brangus automobilis yra jo pranašumo ženklas. Susitikimo metu istorikas sąmoningai vengė temos apie valdžią. Svečias pajuokavo, jog niekada iš valdžios nieko nesitikėjo. Ji negali žmogui nei duoti, nei iš jo atimti. Didingos sostinės, didingas klubas, elitarinis. Gavot iš valdžios 17 amžiaus rūmus ir dabar štai jau valandą laiko diskutuojat, kaip prieiti prie valdžios, kad dar duotų pinigų jiems ir suremontuoti. Nes kaip mes, Vilniaus klubas, neturėsim ištaigingų rūmų. Tai rodau jums ištaigingus statinius, lipdiniais iškaišytą salę, atrestauruota dabar, bet pastatyta prieš truputį mažiau kaip 100 metų. Sakau, štai tikras klubas veikia. Šitą pastatą pasistatė Tarnaičių draugija, Šventos Zitos draugija. Pasistatė 22 metais ne tam, kad savo snobizmą ir pranašumą demonstruotų, bet sukūrė charitatyvinę valgyklą varguoliams maitinti. Salė buvo skirta tiem žmonėms prusinti, organizuoti paskaitas, organizuoti savanoriškas veiklas. Neklausiant, kas valdžioje ir ar duos, ką nors valdžia ar neduos. Tai vat sakau, jie yra aristokratai, jos buvo aristokratės dvasioje. O kaip jums pasiseks, tai pasižiūrėsim. Pasak jo, Lietuvoje iš viso mažai politiškai aktyvių žmonių, kurie nesiveržia į jokią politiką. Žmonės galbūt atiduoda per daug savęs siekdami valdžios. Vengdami būti per daug nuoširdūs, atrodome daug uždaresni negu esame iš tikrųjų. Profesorius dar kartą akcentavo populiarų posakį, jog negali mylėti tėvynės, jeigu nemyli šalia esančio žmogaus. Ir tai pati sunkiausia visų mūsų gyvenimo užduotis. Pasvalio krašto muziejuje buvo paminėta pasaulinė glaukomos diena.
Renginį pradėjo glaukoma sergančiųjų Pasvalio bendrijos Šviesa pirmininkė Stanislava Tamutienė. Rūpinantis mūsų Vilniaus miesto okulistams, išsikovojo, įsirūpino, kad šitokia diena būtų kiekvienais metais, kovo 6 diena, tai yra glaukomos paminėjimo diena. Nebūtinai, kad tą pačią dieną būtų paminėjimas. Mes čia nesenai tikrinomės, akispūdį pas gydytojas ėjo, buvo paskelbta. Čia mes dėkingi, čia mes eiliniai žmonės, to nesugebam, čia mums rūpinasi gydytojai. Dar mes kuo didžiuojamės. Mūsų Pasvalys, nedidelis miestelis, bet jis išaugino daug puikių mokslininkų. Vienas iš tokių, kuris mus riša, tai yra Petras Avižonis. Čia jo tėviškė, prieš muziejų, į kurį mes renkamės su džiaugsmu, nes čia labai gera, dvasiškai gera. Man tai, aš kada ateinu į muziejų, tai man šventė. Tikrai jautiesi visai kitoks žmogus, kažkaip numalonu gera. Ir prieš muziejų stovintis paminklas, kurios statybą pasirūpino jo giminiečiai, pastatė tokį paminklą gražų. Ir mes prisimenam, dėkingi. Kartu ir kaip kalbininkui, kadangi su Jablonskiu bendravo, bet pagrinde kaip okulistui, kuris daug prisidėjo prie mūsų ateičių sveikatos. Bendrijos pirmininkė priminė, kokius didelius darbus yra nuveikęs kraštietis, akių ligų gydytojas profesorius Petras Avižonis. Jo atminimas pagerbtas padėjus gėlių prie paminklo priešais krašto muziejų. Bendrijos Šviesa narius pasveikino akių ligų gydytoja Adelė Jacinkevičienė, paraginusi atidžiau rūpintis savo akių šviesa. Virš 40 metų sulaukus žmonėms jau prasideda vadinama ta presbiopija. O jinai vystosi dėl to, kad su amžium vyksta pakitimai organizme, lęšiukai jau pradeda sklerozuotis, jie neturi galimybės kaip jaunam susitraukti. Tai susitraukia, tai išsiplečia, už tai vaikai labai gerai, jeigu jie sveiki, žinoma, čia apie sveikus šnekant, mato labai gerai ir iš toli, ir iš arti. O jau vyresniam, kadangi susitraukimas jau ribotas, pradeda vystosi ta vadinama presbiopija, kada žmogus jau negali iš arti gerai skaityti. Tai va tokie pakitimai pirmiausia ir prasideda žmonėms. Tai ta vadinama presbiopija. Paskui lęšiukai pradeda sklerozuotis ir vėliau, jeigu sutrinka medžiagų apykaita, vystosi ta vadinama katarakta, kada drumstėja lęšiukas. Anksčiau būdavo, tai vienintelį pagalbą pašalindavo lęšiukus operacijos metu ir nebūdavo įdedami lęšiukai dirbtiniai, anksčiau nebuvo jų. Tai turėdavom nešioti labai storus stiklus, jeigu kas atsimenat savo senutes, babutes, tai su sunkiais storais stiklais vaikščiodavo po operacijų. Tada dar ir tokia nebuvo išvystyta technika, ten visko buvo stiklinė, jie buvo labai sunkus, stori. Dabartiniu metu jau po operacijų vienas dalykas įdedami šitie dirbtiniai lęšiukai į akį ir kitas dalykas, dabar ir optika labai pažengusi į priekį, stikleliai daromi plastikiniai, kurie yra išploninami netgi. Jau nebereikia tokių storų nešioti, kad lengvesni būtų, kad viskas eina į priekį. Po svečių sveikinimo laukė susitikimas su svečiais iš Kauno, korporacijos Sibiro sveikata atstovais. Korporacijos rinkodaros konsultantė Stefanija Savickė paminėjo, jog Sibiro sveikata susikūrė Novosibirske prieš 16 metų, o į Lietuvą atėjo tik prieš metus. Jai priklausantys medikai kūrė žolinius preparatus bei gydomąją kosmetiką, kuri ten pat ir gaminama. Sveikatėlės visuomet visiems trūksta, net iš mažų dienų vaikučiai ir tie pas mus jau būna, kad sergantys, dabar labai užterštas oras, labai užterštas vanduo. Mes ir kvėpuojam, ir geriam, ir maistas užterštas, ir valgom produktus tokius, kurie netitinka galbūt mūsų poreikių, mūsų organizmo, mūsų ląstelių poreikio. Ir štai mes siūlom tokią korporaciją, kurie atėjo mums padėti į Lietuvą.
Šiai korporacijai 16 metų nuo įsikūrimo, jinai vadinasi Sibiro sveikata lietuviškai, Sibirskoje zdarovėje. Ir Lietuvoje jinai apie metai egzistuoja. Jinai yra oficialiai registruota, su sveikatos ministerija suderinta, viskas yra oficialu, mokesčiai mokami, kaip jūs čia jau paminėjot 2%, mes mokam taip pat visus mokesčius, viskas yra tvarkingai ir gerai, mes dirbame oficialiai. Korporacijai Sibiro sveikata atstovaujantis kaunietis, gydytojas Jurijus Goroško, žmonėms teigia siūlantis ne vaistą, o sveikatą. Šias vaistažoles paimam iš 2 ekologiškų rajonų. Tai čia yra Baikalo sritis ir Kaldotas Altajus. Apie Baikalą jūs turbūt girdėjote ir neseniai matėte, kaip mūsų žymus plaukikas Urbonas buvo ten, perplaukė, jis sako tą savo plaukimą, jis sakė, padarė tam, kad visą laiką Baikalas būtų švarus, toks gražus ir švarus. Kaip pasakė mano draugė, šiai kompanijai 16 metų. Centras šios kompanijos yra Novosibirske. Kad pavadintas Sibiro sveikata, jūs irgi supratot, kad kažkokia tai yra reikšmė. Visą laiką sakydavo, kad sibiriečiai, visą laiką sveiki žmonės, turi, sakysime, ir gerų tokių gamtinių atsargų, taip toliau. Dėl ko? Dėl to, kad jie gyveno tokiuose rajonuose, kur yra, sakysime, reikia mums ir būti tokiam, kaip sakysime, atsparesniam, kad jie maitinasi kitaip kaip mes, kad jie gyvena kitose geografinėse sąlygose. Minėtų produktų Lietuvos vaistinėse negalima įsigyti. Farmacininkų jie nedomina, kadangi korporacija Sibiro sveikata kelia sąlygą, kad jos teikiami produktai būtų pardavinėjami gamintojo kainomis. Korporacijos gaminių reikėtų ieškoti pas pačius Sibiro sveikatos atstovus. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės bitės gimnazijoje įvyko rajoninio konkurso Laisva klasė nuo svaigalų finalinis etapas. Šis konkursas tai viena pagrindinių Pasvalio rajono savivaldybės priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo mažinimo ir prevencijos 2011–2013 metų programos 2011 metų projekto įgyvendinimo priemonių. Programa finansuojama Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis. Renginyje dalyvavęs rajono mero pavaduotojas Povilas Balčiūnas pasveikino klases su tvirtu sprendimu dalyvauti konkurse. Tai tiesiog noriu pasidžiaugti, kad jūs esat patys tvirčiausi, patys sveikiausi būsit, todėl kad jūs čia dalyvaujat, todėl kad jūs nevartojat jokių svaigalų. O renginių tuo klausimu išties būta nemažai ir klasė be alkoholio, klasė nerūkanti, klasė blaivi klasė ir dabar toks lygtai jungtinis renginys laisva klasė nuo be svaigalų. Tai tiesiog norėtųsi ir toliau palinkėti jums, kad jūs savo gyvenimo kelyje nedraugautumėt su svaigalais, nedraugautumėt su tabako, nedraugautumėt su ginkdėve narkotikais ir kad tiesiog jūsų gyvenimas būtų šviesus, geras, linksmas ir kad tą kelią, kurį pasirinksit, jūs taip ir laikytumėt ir siektumėt savo užsibrėžto tikslo. Konkurse dalyvavusios komandos visų pirma turėjo prisistatyti. Savo išradingumu jos lenkė viena kitą. Mokykloje konstravome tolerancijos laiką. Iniciatyvų dalyvavome iniciatyvų fondo programoje Aukse aktyvus. Nerūkome ir kitiems nepatarėme. Mūsų organizuota nerūkimo diena tiesiog sudrėrė mokyklą.
Aštuntokai dalyvavo žinių konkurse, turėjo išspręsti kryžiažodį. Vieniems mokiniams jis pasirodė pernelyg lengvas, kiti dar ilgai suko galvas. Mokiniai savo kūrybiškumą išreiškė atlikdami užduotį pavadintą vaivorykštiniai palinkėjimai. Juose aštuntokai surašė savo palinkėjimus draugams bei būsimiems aštuntokams. Prevencinėme renginyje dalyvavo 8 klasių mokiniai iš Saločių, Pumpėnų, Vaškų, Ustokių bei Pasvalio mokyklų. Pagal užduočių vertinimo kriterijus klases vertino komisijos nariai. Įvertinus klasių kūrybiškumą, žinias ir vykdytos veiklos įvairumą bei susumavus rezultatus, nugalėtojais tapo Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos aštuntokai. Nugalėtojams buvo įteiktas sertifikatas su kvietimu apsilankyti Pasvalio sporto mokyklos baseine. Visoms konkurse dalyvavusioms klasėms už aktyvę prevencinę veiklą prieš svaigalų vartojimą buvo įteikti savivaldybės padėkos raštai, suvenyrai bei padovanota galimybė aplankyti Karpių dvarą. Šis konkursas ne tik kloja tvirtą sveikos gyvensenos pamatą, moko jaunimą pasakyti stiprų ne svaigalams, bet dar sujungia klasiokus bendrai veiklai, suburdamas juos į vieningą komandą.